Taigi, vėl grįžau laišką savo socialiniai medijoje. Laišką tolyn į ateitį, supratimą ir ramybę, automatinį problemų perėjimą, kai šizofrenijos 38 gama kaime įsisiautėja nesipraususių laukinių seksualinių paslaugų rūšiuotojai, ieškotojai, teikėjai, parapsichologė dirbantis laukinis pasaulis. Miškuose šaukiantys vaikai, geninė aiškinanti kraują, gerinanti, kryžiuojanti, reiškia genys prievartaujantis mokytojai, kurie prageriantys sąžinę vaikų sudeginę, ar išsiuntė į Vokietijos lagerius, kad nebūtų liudininkų. Toks yra žvilgas. Aš parvarau realybę atgal. Mistinė savo neuronų dalimi gyva. Tikėjimo žodžiu Biblijos. Tikėjimo į ateitį. Suvaržanti savo laukinės seksualinės iššauktas iš prievartos kančias. Išsitaškyti reiškia į šokius laukinius. Kas žmogaus viduje dedasi laukiniai jausmai tokie, kurie yra ant pasąmonės, kad nesuvoki, kas darosi su žmogum. Tau tik gyvenime visur sopa ir tu visas jautiesi toks einantis į naktį laukinis ir nežinai, kur dar sidraskyti. Todėl, Deividukai, aš jums sakau, kur jūs Anglijoje gimė. Reiškia, kaip ir visi kiti vaikai mano registruojami Anglijoje, Sant Edmunde. 60 metų. Kai jūs gimė. Kai gimė ir toliau, reiškia, atsigėša, turinti prigimdyti vaikų, kad gaujom būtų įsidirbta ant ko turto prievartos iš Anglijos, ar tai iš manęs, iš stichijos, kaminka auksta. Kaip žodis tampa kūnu. Žmonės supratę tik tai naudą. Kiek tai kainuoja. Tas gama 40 pasiek dažnį. Kiek tai kainuoja man sveikatos ir naktinio chaoso. Iškentėjus ryte keičiasi viskas. Ryte alfa dažniai bangos saulė pakilus. Keičia visą gamtą ir žmogų. Nesitikėjot, kad laukiniai mes esame ir būsim laukiniai. Protas mūsų, kuriuo mes valdom istoriją, filologiją, kuriam animaciją, filmus minus begalybė, plus begalybė, iškia futuristinį pasaulį sekundę meilės. Pajutimo aistros, ar tai dainos šviesos savo širdį. Ar skausmą, ar kančių, ką perinam, tą žinom perėję. Drusilaigi laukiniai nėra priimtina civilizacija Europos Sąjungai. Ir ne jokie žydai drusilais pasirėmę savo kulto, garbinkit mus, iškia, ar tai psichiatrai kažkada, ar Leninas, garbinkit mus, ar tai fašizmas, garbinkit mus, yra tik nacionalizmas. Europos Sąjungoje nacionalizmas nėra žydų nacijos. Europos Sąjungoje yra totorių, reiškia bendruomenė, yra kazokų. Jie tai pažiūrės.
Bet dėja, nėra tokios kaip žydų valstybės, kuri galėtų susikurti Europoje, sukurti monopoliją ekonominę ir vietą žiedo, reiškia kažkokio tai grįžtančio laiko kompiuterinę, reiškia viršytampių numalšinimus, reiškia, kai tu nusiramini, tada pradeda. Tai bus, reiškia, pašalpos negavai, tai čia tu nenusipelniai, čia mano valstybė, aš Lietuvė, aš nusipelniau savo darbu legaliu ir Danijai nusipelniau savo darbu legaliu, sunkiu fiziniu darbu. Kita vertus, pasavinusi Džekį kolchozą protinį darbą, galvoju pasavinti ir fizinį darbą žydai, debilai šiukšlių konteinerių. Taigi Džekis su žydais iš tos vietos turto prievartavimo, šie kodų, reiškia, išmesti kaip garbage. Tiesiog tikrai komunizmas atsibodo.